Sveiki. Ar jau laikas šokti pro langą? Tai vadinosi praėjusio mūsų pokalbio tema. Mes kalbėjomės, kad žmogus, prisiklausęs žinių apie karus, sprogimus, išgirdęs balkone vaiko susprogdintą balioną, šoko pro langą išsigandęs. Po šitos laidos, po šito mūsų pokalbio gavau daug atsiliepimų, daug klausimų, bendravom ir supratau, kad ta tema tikrai yra aktuali, ypač šiuo metu. Kad šiuo metu ta baimės fobija, priklausomybė nuo baimės varžo daugeliu žmonių energiją, varžo gyvenimą, slopina gyvenimo džiaugsmą. Šios dienos temą aš pavadinau už baimę stipresnis tik siaubas. Aš noriu pasakyti, kad nekovokime su baime pačios baimės principais, pačios baimės padedami. Nepatekime į baimės vergyją. Ką noriu pasakyti? Pirmiausia, kaip ir visur, kiekvienam moksle, kiekvienoj, ką norim atrasti, kažką išbandyti, reikia pažinti tą procesą. Nekaupti baimės energijos. Pirmas mūsų einant keliu šito savo išvengti baimės, kad nepatekti baimės vergyje, nekaupti baimės energijos. Suprasti, kad maža baimė, mažas tas nerimas jau yra kaip energijos vampyras. O energija yra pati svarbiausia ir visuose gyvenimuose, sėkmės ir sveikatai, ir gyvenimo, ir pasiekimam, ir draugystė, ir taip toliau. Būtent gyvenimo energija. O negatyvumas atima. Negatyvumas tai tarsi baimės paruoštas patiekalas, kurio mes maitinamės. Mes ir tampam kaip vitaminus valgydami, mes gaunam sveikatos stipruoliai. Tai negatyvumu maitindamėsi mes tampam baimės stipruoliais. Štai ir dar nebuvo pandemijos. Vieno pas psichiatrą kreipusis mergaitė apibūdino savo būseną vienu sakiniu: aš ateities bijau labiau nei mirties. Tada dar nebuvo pandemijos, nebuvo šito karų dar dviejų, ar ne? O jau ta ateities baimė, bijau labiau negu mirties, ar ne? Bet ką dabar pastebėjom, kad ateities baimė jau, tai pasakė ligonė šito, pacientė pasakė, jau kreipusis į mediciną, pas psichiatrus. Bet dabar jau sveiki žmonės apibūdina savo būsenoje kaip ateities baimė, bijo ateities. Tai tarsi, kaip pradėti rytą, kaip pradėti kurti gyvenimą, energiją, siekti karjeros, mokslo, taip toliau, jeigu tu ryte keliesi drebėdamas, sakykime, arba nenorėdamas bent. Taigi viską sukuria žmogus su energija, su noru, su motyvacija. Taip. Yra principas paprastas. Kaip išeiti iš to? Yra principas paprastas. Žinom, kad sušlapus reikia išsidžiovinti. Sušalus reikia sušilti. Pavargus reikia pailsėti. Priešingai reikia. Tai kaip išvengti baimės vergyjos, ar ne? Pirma, darykim priešingai. Jeigu mus slegia į nerimą kelią ir žinios, sakykim, neklausykim žinių. Išvenkim. Aš, pavyzdžiui, jeigu paklausau žinių, aš tą dieną negaliu rašyti. Juk aš žinau ir visi žinom, kad mes nepakeisim karo. Nepakeisim tų ten, kada norim ten procentų didinti. Sveikatai dvigubai pasirodoma žmonėms skambino, per radiją sakė, sveikatai pas mus dvigubai mažiau negu Europos Sąjungoje. Kam tau šitas liek save tą žinia, jis ten serga keliom ligom ir jau bijo ten, kad sumažins vaistų, ten kompensuojami ir taip toliau. Kam jam to reikia? Kaip bus, tai vis tiek tai bus. Bet jeigu tu būsi stipresnis, tai tu būsi sveikesnis, tau mažiau reikės ir vaistų, ar ne? O žmonės, antras principas, neklausyti, išvengti, ar ne? Antras principas, po žinių, įsijunkit muziką, įsijunkit kokią kultūrinę laidą, kūrybinę laidą. Yra televizijos, kur yra ir biografijų kanalai, ir kultūriniai kanalai, ir taip toliau, ar ne? Paimkit knygą, paimkit tik tą seną
senai išleista, kur buvo daugiau humanizmo, daugiau dvasinio grožio. Susiraskit gražią knygą, ar ne? Ir po žinių perklausykit, išvengsit to. O mes dažnai darom priešingai būtent, po žinių dar aptarinėjam su artimaisiais, su šeiminykščiais, su draugais, ar ne, dar į Google pasitikslinam, ar tikrai taip, ar tikrai ten, ar ne. Va. Trečias, prasminga veikla, turėti prasmingą veiklą. Bendrauti su žmonėms, svarbiausia bendrauti su kuo? Bendrauti su pozityviu žmogum, su pozityviu, kuris turi pozityvumo energijos. Nuvažiuokit į kažkurį kaimą, kur nėra televizijos, su jais bendraukit, jie sveikesni bus. Taip. Ieškokit energetinių žinių, ieškokit savo žinių, ieškokit pokalbių gražių, ar ne? O antras, dar vienas metodas yra baimė yra reikalinga. Natūrali baimė yra reikalinga. Štai va to paties žinomo psichiatro pasakojo man, ar ne, kad reiškia žmogų kankino baimė, išeiti jis bijojo bendrauti lauke, išeiti į gatvę, bijojo važiuoti troleibus ir taip toliau. Išgydė, hipnozę padarė, išgydė. Už pusę metų ateina žmogus nusigėręs. Jis nebebijo nieko ir geria, nu tai kas čia niekas nekenkia, čia reikia būt drąsiau. Vat štai, ir vėl turėjau vėl sugrąžinti, kad bijotų alkoholį. Tai štai baimė yra reikalinga. Aš savo pavyzdžių papasakosiu. Aš bijojau, kad aš parašiau pirmą kūrinėlį prieš 30 virš metų, tas buvo, ne? Aš labai bijojau įžengti redakciją. Aš bijojau, aš nesupratau, kaip mane ten išsijuoks, kai iš mane ten pasižemins ir taip toliau, ar ne? Šiaip taip aš įžengiau, šiaip taip nuėjau. Ir dabar, kai aš nugalėjau tą baimę, aš visam gyvenimui įgavau imunitetą. Aš ne tik įgavau, aš nebūčiau nieko išleidęs, nebūčiau tapęs redaktoriumi, nebūčiau turėjęs leidyklos tos mūsų, kurioje dabar ir kalbu 3 žvaigždutės, ar ne? Aš nebūčiau parašęs knygų, nebūčiau išvertęs į kitas kalbas ir taip toliau, ar ne? Aš gavau imunitetą visam gyvenimui, ne tik imunitetą, aš dalinuosi seminaruose būtent iš savo patirties, ką reiškia įveikti baimę ir kokia būtų tragedija ir kiek žmonių žinau likimų. Vadau, kai baimė nugali juos, jie visą gyvenimą kenčia. Ne? Vat baimė prarasti. Antras, kas man baimė labai padėjo, ar ne? Kada su amžium man pakilo kraujo spaudimas. Ir man gydytojai išrašo jau vaistų nuo kraujo spaudimų. O draugas man, kuris jau naudojo tos vaistus, man pasakojo, kai jis išgeria nuo šitų vaistų nuo kraujo spaudimų, jam sumažina energiją, jam nukrenta energija ir kūrybinė, ir vyriškumo energija, ir visos energijos rūšys. O man jos visos reikalingos. Aš negalėsiu rašyti, aš negalėsiu džiaugtis gyvenime, galėsiu džiaugtis viskuo. Ir tada aš pradėjau ieškoti, aš skaičiau Kantą, skaičiau Freudą, ieškojau, o daugiausiai ieškojau praktinę. Užsidedu tą matavimo prietaisą, matuoju, darau tą ir atradau metodą, ir žinau, kad vaistai mažiau man padeda, ne, ir pačius silpniausios ir labai retai, o naudoju būtent savo atrastų metodų. Minčių nukreip. Tai yra metodas, kas norės, aš papasakosiu. Ir vat baimė man padėjo būti sveikesniam, man padėjo būti stipresniam, vaistai tai yra vaistai, taip. Vat apie tai dalinuosi ir seminaruose. Ir vat seminaruose dabar aš taip apibendrinant, vat 50%, su kuriais aš bendrauju, jie lengvai priima mintis, supranta, kad negalvojo, kad nebuvo su kuo pakalbėti, nesusimąstė, kas čia blogo, ir priėjo nejučiom iki to, kaip tas žmogus, kad jau laikas šokti pro langą, ar ne? Va. 30% žmonėms reikia ilgesnio pokalbio, ilgesnio tokio bendravimo, reikia knygų, palaimink save, ten man tu vienintis turi, taip turiu už mano nugaros tos knygos ir yra. Va. Reikia to. Ir 20% yra nepataisomai baimės mėgėjai. Krematoriumo istorijos knygas skaitau, tokios dabar yra ir panašių, va, tokių Mirties planeta, ten kapinės, taip toliau, vaiduokliai ir taip toliau. Va tais 20%, tai atrodo 80%, kurie yra veiksmingi, tai labai daug, o iš tikrųjų nedaug. Nes 80% tai kurie pas mane ateina, su kuriais aš bendrauju. Bet aš bendrauju tik su keliais procentais. Keli procentai suranda seminarus, suranda mūsų leidyklą, suranda mūsų YouTube, suranda ir taip toliau. Suranda mane. Va.
tai vis tiek tai nedaug. Ne? Nei, pabaiga noriu pasakyti, neieškokite lengvų sprendimų. Vienas iš tokių sprendimų žmogus sako, aš bijau šokti su parašiutu. Tai jam sako, tai tada tu šok be parašiuto. Neieškokit lengvų sprendimų. Jų nėra. Nešokite pro lango, nešokite be parašiuto, ieškokite, dirbkite. Galime susitikti ir seminaruose. Mano visi seminarai energetiniai ir šita tema dabar tikrai yra viena aktualiausia ir viena gražiausia, kur bendrauju susitikimuose, kontaktai ir telefonai, ir Zoom'u ir taip toliau. Mano yra seminarai YouTube, Jeronimas Laucius YouTube, Jeronimas Laucius Facebook'e ir apie tai rašau ir jie visi yra įdėti mūsų internetinėje svetainėje www.3žvaigždutės.lt. Iki sekančių susitikimų būkite drąsūs, nedrąsiai perklausykit dar kartą. Dar būsit drąsni. Sėkmės visiems, laimingai.